Sveiki atvykę į Bruožius. Čia tarp tauriųjų elnių ūkio laukų ir gamtos ramybės pristatome mūsų statytą modulinį namą. Šį projektą įgyvendino mikronamai. Namelis galbūt atrodo nedidelis iš išorės, tačiau viduje turi beveik 40 m² naudingo ploto, pildoma 14 kvadratų antresolė bei 6 m² terasą. Šiandieną pakalbėsime su užsakove, pasmalsausime, kokia buvo šio namo kelionė nuo idėjos iki rezultatų. Labas, Neringa. Labas, Andriu. Malonu, kad vėl pasikvietei, vėl leidai mums pafilmuoti šią nuostabią vietą. Visada prašom. Papasakok, kuom ypatingas yra Rimgailos ūkis ir kokia veikla čia užsiimate. Mūsų ūkis iš tikrųjų yra ypatingas tuom, kad visas tas tikslas, kodėl, pavyzdžiui, dabar žmonės įsileidžiam, kad būtų ryšys. Tai ryšys su gamta, ryšys su žmogumi, ryšys tarp žmogaus ir gyvūno. Tai realiai mūsų dabar veikla keičiasi, nes mes pradėjom nuo 17 metų, mes juos auginame dėl veisimo, dėl genetikos, dėl elnių, bet nuo šių metų su tavo dėka, su šiuo nameliu pradėjom daryti edukacijas. Kokių edukacijų ir pramogų čia gali patirti lankytojai? Tai edukacijas ir apsilankymai skirsto į dvi dalis. Tai jeigu yra apsilankimas, tai iš tikrųjų yra pagal elniukų tą būtent rotaciją. Tai pavyzdžiui, kai elniukai augina ragus, jie augina juos gyvus, tai jie yra minkšti, tai tada mes galime eiti į aptvarą. Tai kai yra elniukai minkštais ragais, tai jie yra mums nepavojingai, nes tie ragai jiems skauda, tai tada mes galime vaikščioti po aptvarą. Bet žinoma, su mano priežiūra, tai aš lydžiu juos kartu, žiūriu, tada jau mes turim sutikti su mano taisyklėm, kad ten nešūkaujam, nebėgiojam ir taip toliau. Vis tiek laukiniai gyvūnai. Taip, čia yra laukiniai gyvūnai. Dažnai šitą aspektą mes pamirštam, nes atrodo, kad, minkštas, gražus gyvūnas. Negrobonis reiškia, jisai nepavojingas. Bet iš tikrųjų elniukai turi labai didelės emocijas. Jeigu mes esam atėję su bloga intencija, tai jie tikrai tai jaučia. O kaip, pavyzdžiui, dabar priešrūje, kaip tu dabar jau pradėjai girdėti, kad jie baubia, tai kai yra priešrūje, ragai jau yra jų ginklas, tai mes dabar važiuojam su džipu. Nebevaikštot? Ne, nebevaikštom, nes dabar yra nebesaugu, nes tie ragai, kai juos nusivalo, tai jie jau tampa, tie ragai būtent jų ginklas, jie kovoja būtent dėl savo patelių, rodo tą savo galią viens prieš kitą, tai dėl to mes nebegalim vaikščioti, tai važiuojame su džipu. Tai gaunasi kaip safaris. Tai va, čia yra apsilankimas. O edukacija yra, kad jau kviečiamas į šitą namelį, kurį pastatei tu. Tai edukacija jau yra pirma dalis, kad taip, vėl važiuojam, kaip pavyzdžiui šiuo momentu su džipu, paskiau pareiname čia, tai turim teritoriją išbetonuotą, kur žaidžiam žaidimus, kepame grilio dešreles, degustuojame mūsų produkciją, nes turime perdirbimo cechą. Tai žodžiu, ir visa edukacija yra tame, kad aš pasakoju apie jų gyvenseną, jų būdą, kaip keičiasi jie, žaidžiam žaidimus, kepiam mėsytę. Tai iš tikrųjų edukacija yra būtent apie tą ryšį. Tai vykdom tokias veiklas. Super, labai gera veikla. Aš įsivaizduoju, kad pajūryje ar yra dar kas tom užsiema? Yra keletą, bet būtent elnynų nėra. Turim draugus, tai Čiubrelių rojų, kur tikrai, manau, ir pats žinai, tai ten augina alpakas, tai linkėjimai draugams, tai iš tikrųjų labai smagu yra ir mes patys, pavyzdžiui, irgi šventėm pas jų gimtadienius, tai, pavyzdžiui, pas mūsų irgi galima švęsti gimtadienį, pavyzdžiui. Šitam namelyje. Taip, ir esam turėję, pavyzdžiui, ir krikštynas, ir gimtadienius, tai žinoma yra edukacija plus kita programa, tai, žodžiu, tikrai galima sutarti įvairiausių švenčių. Taip patgi turim kubilą, kur irgi galim padaryti degustacinius vakarus, su edukacija, su vakarinė dalim.
Nu, žodžiu, tikrai galima įvairiausių pas mūsų renginukų susigalvoti. Taip pat esam turėję ir kuria vaikai renginį. Tai irgi su edukacija. Tuo momentu galėjome eiti į aptvarą, nes buvo minkšti ragai. Tai galim tikrai sugalvoti įvairių švenčių ir įvairiausių projektų. Nes kai turim namą, pavyzdžiui, mums lyja ant galvos, mes turim kur pasislėpti. Tai dėl to yra labai smagu, kad pastatyta namelį mums. Džiaugiuosi prisidėjęs. Ko labiausiai žavi lankytojus artimas kontaktas su elniais? Tai tikriausiai ta didybė. To elnio didybę. Ragai ypač turbūt. Taip, ir iš tikrųjų pagrindė mes važinėjomės būtent po mūsų patinų aptvarą, nes patinai visada būna vienam aptvare, Peruje yra alfa patinas išgabenamas pas savo patelių, bet vis tiek patinų aptvaras jis būna pilnas, tai mes važinėjomės po būtent šitą aptvarą. Tai žmonėm tikrai ta didybė gyvūno, kad jis ateina su tais dideliais ragais, toks masyvus, tai tikrai duoda žmonėm žavesio, tas kontaktas būtent su tokiu gyvūnu. Aš pats po namelio atvežimo čia tiek jau buvau kartų ir aš prieš tai kažkaip nebūdavau tokiose vietose ir kai sužinojau, kad čia kiekvienas apsilankymas yra kažkoksai, tai vis tiek ypatingas. Kad ir dėl namelio atvažiavau, bet kiekvienas tik čia pravažiavimas iki to namelio, ypač kai atvežu interesantus, jūs leidžiate dar ir atvežti man žmogų kažkokį, tai jeigu jisai susidomėjęs, nori pažiūrėti realų namelį, tai jiems koks įspūdis pravažiuoti čia, jeigu dar duodi kokio... Čia toks gaunas kaip safaris, dar važiuoti iki namelį. Tai tikrai ta didybė žmonėm tikrai žavi, nes vis tiek tai yra laukinis gyvūnas, tai yra nenaminis gyvūnas, tai ne ta pati mūsų karvė ar avytė. Tai pamatyti tą gyvūną ir prie jo prisiliesti, tai tikrai labai yra žavu. Ar šis namas papildė jūsų siūlomų pramogų spektrą? Tai žinoma taip, nes kaip minėjau, iš tikrųjų tiesiog prasiplėtė mano tas akiratis, ką aš galiu daryti, kaip aš galiu panaudoti. Kaip ir minėjai, jeigu blogas oras. Taip, jeigu blogas oras, tai tuo labiau, kad iš tikrųjų mano yra tas tikriausiai noras draugauti, bendradarbiauti su vaikų darželiais, mokyklom. Tai rudenį, pavyzdžiui, kai bus jau blogas oras, nebeturėsim saulėtų dienų, tai keliausim būtent į namelį prie didelio stalo, nestogo, tai žodžiu ir darysim tos darbelius, bendrausim, vaikučius edukuosiu būtent apie elniukus. Tai iš tikrųjų namelis tikrai man suteikė tiesiog daugiau galimybių daryti savo veiklą. Dabar šiek tiek man aktualią temą, labiau aktualią, ši irgi buvo aktuali, nes mane tai irgi domina, apie modulinius namelius, būtent apie šį. Kodėl nusprendėte savo veiklai pritaikyti būtent modulinį namelį? Iš tikrųjų domėjomės, galvojom, kas mums labiausiai tiktų, kas patiktų. Tai su vyru pasitarę, tai iš tikrųjų nusprendėm, dar matėm jūsų darbus, mums tai patiko, tiko. Tai iš tikrųjų ir dėl to transportavimo, kad nebūtų ilgas tas laikas pastatymo būtent šitoj teritorijoje, tai galėjom daryti visus kitus savo darbus, nes iš tikrųjų čia buvo šlapia teritorija, pats žinai, nes buvo tikrai sudėtingas ir transportavimas, tai čia turėjom, šiaip irgi gerą idėją, tiem, kurie galvoja, kad kažkas yra neįmanoma, viskas yra įmanoma. Tai buvo šlapia teritorija, jūs įsinuomavot, man atrodo, kartu ten su Ernestu buvo susitarę. Laikino kelio plokštės. Jo, laikino kelio plokštės ir pavyko transportuoti, tai iš tikrųjų labai smagu tai, kad jis buvo tiesiog atvežtas. Jį atvežėt ir tada vietoj jau ten tvarkėt, ką dar reikėjo padaryti. Tai tiesiog jis nesudarė, net gal sakyčiau, papildomos netvarkos. Nes vis tiek, kai mes statome... Statybų bardako. Taip, nes mes kai statome kažkokį tai namą ar ten kažkokį patalpą, tai realiai iš tikrųjų pasidarom tikrai nemažą bardaką. O čia atvežėt, jūs susitvarkėt, įsivežėt, viskas ramu. Aš įsivaizduoju, kaip čia būtume klampoję, jeigu būtume statę vietą, nes čia toks klampynas buvo. Dabar čia yra gražu. Taip, nes čia tikrai buvo labai daug darbo. Molis, kur sminga botai iki čia. Aš atsimenu, kaip čia buvo. Bet viskas... Pradžia buvo tikrai įdomi. Jo, viskas įmanoma. Koks buvo pirmasis įspūdis, pamačius jau pastatytą, įrengtą šį namelį? Tikriausiai mano reakcija buvo, kai pamačiau namelį, tokia, žinot, nesuvaidino, tai wow, tai wow efektas. Tai tikrai man patiko, kai ėjau į vidų, man buvo jauku.
Aš pati esu už tai, kad būtų jauku, kad būtų ryšys. Tikrai nesilaikau šito, kad svarbiausiai ten madinga. Man realiai mano teritorija pirmiausia turi būti jauki ir su gera aura. Tai kai aš pamačiau šitą namelį, aš tai pajutau ir man to užteko. Man tai atrodo čia erdvumo, nes iš visų namelių, ką statėm, sakykime, šitas toks erdviausias. Nu gal Suomijos projektas irgi kažkas panašaus, bet į pločio skirtumas 1 metras, ar ne? Tai šitas netgi už Suomijos. Šiaip taip, iš tikrųjų tikrai erdvus, jis iš tikrųjų man visko realiai pakanka. Tai galim, turim ir tą didelį stalą, kitą kambariuką esam pasidarę kaip būtent vaikams žaidimo erdvė. Tai man iš tikrųjų jis kiti man net kai atvyksta pas mane į edukaciją, sako, čia galim gyventi. Tai realiai iš tikrųjų, jeigu kalbant ne apie kažkokią veiklą, kaip, pavyzdžiui, mūsų, tai pilnai toks namelis yra apgyvendinimas. Vidutinė klasė, žemesnė negu premium, bet jame galima gyventi. Čia yra papildomas šiltinimo sluoksnis. Tai drąsiai ir šildymas, paskui įėję į vidų dar aptarsime, čia netgi 3 šildymo būdai. Tai vėliau pasižiūrėsim viduj. O, kas čia toks atsiliukina? Nu ateik, sės čia, ateik per vidurį. Apsisuk. Jis atėjo, norėjo pasakyti, kad mes turim ir liniją šuniukams. Jo. Sako, pamiršot mane. Jo, skanukai. Kur mano skanukai? Sės. Taip, sės. Būsi mūsų pokalbių šou dalyvis. Gerai, keliaujam, nemaišyk, Gugai, sėdėk. Kurie architektūriniai sprendimai jums patiko labiausiai? Vitriniai langai, antresolis, terasa? Iš tikrųjų, tai visi turi savitą grožį ir savitą tą tikriausiai net jaukumo tą principą. Tai, pavyzdžiui, kai yra dideli langai, kodėl man, pavyzdžiui, tai yra nuostabu būtent šitam namelį, tai kadangi mūsų tas namelis yra pastatytas aptvare, tai mes per didelius langus galime stebėti elnius. Pavyzdžiui, šitame aptvare yra elniukai. Tai toje pačioje dabar sėdim terasoje, mes juos galim stebėti, juos net realiai galim beveik maitinti, nes čia yra labai arti. Pavyzdžiui, per kitus langus irgi dideli langai, tai sėdim prie stalo, galim matyti, kaip jie gyvena, ką jie valgo, kaip jie vaikšto, kas vyksta tame aptvare. Pavyzdžiui, nuėję irgi vaikų ten kambarį, kur sakiau, kad ten irgi didelis langas, tai ten realiai visą aptvarą matome. Ten dar arčiau, per porą metrų. Tai tikrai tas dideli langai tikrai turi labai didelį tą grožį. Atskleidžia mūsų teritorijos tą grožį. Paskiau būtent terasa, tai taip, mums terasa irgi labai patinka. Tai planuojam iš tikrųjų čia irgi kažką pasidaryti, gal net kažkokių gal minkštų kampų ar kažką tokio, nes tikrai jauku. Šiaip su terasa yra taip, kad dažnai ateina žmonės, sako, pamato, sakykime, aš vizualizacijas padaręs ar ne, irgi panašus namas ir terasa, tai dažniausiai sako, ne, mes terasą patys pasistatysim, mums geriau tą vietą pradidinti kvadratūrą namą. Nu, šitas namas 12 metrų, tai terasa, kiek atsimenu, 1,50 m, tai vidus biški sumažėjo, bet, terasa vis tiek. Ne, man iš tikrųjų turi to žavėsi, nes, pavyzdžiui, žinot, kas yra su terasa fainiausia? Pavyzdžiui, kai lyja, tai aš atsinešu čia kokį krėslą, arba šitam mano supamam krėsle, tai tiesiog supies, tai fainiai žiūri tus elniukus, tai realiai, arba, pavyzdžiui, po edukacijai, žinot, kai jau esi pavargęs, atsisėdai, tai realiai tikrai smagu, bet tikrai matau ir per edukacijas, kad žmonės, tarkim, nes kaip minėjau, degustuojam ir mūsų produkciją, tai tarkim būna vieni ten, kiti ateina, sako, mes nebenorim iš čia išvažiuoti, sako, kaip čia smagu, kaip čia gera. Relaksas. Tai realiai ta būtent terasa, tikrai duoda to relakso, kaip sakei. Tai smagu tikrai, man patinka tai, kad mes priėmėm sprendimą terasą, nes jį tikrai turi žavėsi. Antresolis? Antresolis, dabar mano vaikas juokės, kad ten yra bazė. Vaikų bazė. Jo, tai iš tikrųjų ten ir yra vaikų realiai bazė, ten irgi turim vaikams visokių žaidimų. Tai tėvai sako, čia geras dalykas, sakau, kodėl, nes sako, mums yra ramybė. Nes, pavyzdžiui, kai būna tose edukacijose, žinoma, vaikai jie tiek to dėmesio nesutelkia. Tai realiai, jeigu blogas oras ypatingai, tai mes sėdim prie stalo, degustuojam produkciją, tada tėvams pasakoju būtent apie tus elniukus, o vaikai į antresolį. Tai tikrai yra smagu, nes jie turi ką veikti. Jo, ten nėra didelis aukštis.
Bet jam pilnai vaikams, pakanka. jo, tenai. Jie vat ir taip ir sako bazę. Sako, einam į bazę. Name yra net 3 šildymo būdai. Tai židinys, grindinis šildymas ir oras. Kaip tai pasiteisino jūsų praktikoje? Iš tikrųjų dabar naudojam realiai vieną būdą, tai yra oras, bet naudojam ne šildymui, o šaldymui. Jo, nes karšta viduje. Tai tikrai namelis yra šiltas, tai mes jį vėdinam. Tai, pavyzdžiui, kai buvo čia saulėtos dienos, tai tiesiog visada vėdinam. Ir tuo labiau, kad mes esame įsikūrę Elnyne, kur yra gyvūnai, ten yra daug muselių. Tai mes iš tikrųjų sprendžiam šitą reikalą su kondicionieriu, oras, tuo šildymu. Tai mes šaldomės. Kai tu jį atvežėjai, buvo sausio mėnuo. Tai buvo gan šalta, man atrodo. Ne sausio, čia vėlgi toksai simboliškas dalykas elniai ir atvežėm grinai prieš kūčias. O ne? Vieną dieną prieš kūčias. Aš atsimenu tą dieną. Supratau, tai mama tai biški suklydau. Tai žodžiu, kai tu atvežėjai, iš tikrųjų buvo gan šalta. Tai mes tada buvom įsijungę grindinį šildymą. Tai tikrai pilnai pakako. Įsijungėm grindinį. Infraraudonųjų beje pridursiu. Tai iš tikrųjų pilnai pakako, nes mes su vyru norėjom realiai išbandyti, ar čia yra šilta. Tai mes pasilikom čia miegoti, kad tiesiog pažiūrėti, ar tikrai šilta. Tai tikrai užteko. Aišku, nebuvo didelio šalčio, bet jau galima buvo šildymą įjungti. Taip, o židinį tai dar tiesiog nebuvo kada panaudoti. Nes padarėm, man atrodo, kada mes čia įbaigėm. Birželio mėnesį tik tai židinį. Jo, ir realiai prieš edukacijas, nes aš edukacijas atvirų durų dienos buvo birželio ten 20 kažkelintą, tai realiai prieš tai kažkaip ir pabaigiai. Tai realiai nebuvo ko naudoti. Bus žiema artėja. Taip, tai bus iš tikrųjų. Šiaip man, pavyzdžiui, tas židinys, kodėl ir norėjusi dėl to jaukumo. Vėlgi, aš tą jaukumą akcentuoju. Tai iš tikrųjų norėsiu aš daryti tokius visokius vakarus, pavyzdžiui, prieš Kalėdas, kai kviesiu moteris daryti visokius kalėdinius vainikus. Tai žinoma, su edukacija, su elniukų pasakojimu, su vainikų darimu. Tai iš tikrųjų, tas židinys, aš manau, bus labai jaukus dalykas. Kiek daug gerų planų. Taip, čia yra daug planų, tai reikia įvykdyti. Įvykdysi, pamatysi, neringai. Viskas čia paeis 100%. O dėl šildymo, tai sakykim taip, kuom gerai yra grindinis šildymas, jisai, sakykim, šildo, ar ne, kaip ir visi grindiniai šildymai. Oras, greitam prišildymui arba atvėsinimui. O židinys jisai irgi šildo, bet jisai duoda, kaip ir sakei, to jaukumo. Tai vat, ne visuose namuose yra visos 3 sistemos, dažniausiai žmonės taupo ir nori daryti, sakykim, tik tai oras, arba grindinį šildymą. Čia visi 3 variantai, tai labai super. Bet manau, kad visi ir pasiteisins. Aš irgi taip galvoju. Tik atsakau, židinukų dar neišbandėm, bet aš manau, kad jis tikrai duos savo tokį skanų prieskonį. Per Kalėdas bus tas prieskonis tikrai. Kokia svečių reakcija apsilankius šiame namelyje? Ar jaučia tą gamtos ir jaukumo derinį? Taip, tikriausiai pirmas sakinys, kai įeina į namelį, būna kaip jauku. Tai man iš tikrųjų tas sakinys yra labai smagus, nes visas tas mano, kaip aš sakau, projektas, tos edukacijos yra apie tą jaukumą, ryšį ir tą kontaktą. Tai realiai, kai ateina žmonės į namelį, visi sako, kaip jauku, kaip čia gražiai įsikūrėt, kaip čia malonu būti. Tai žmonių reakcija tikrai gera. Jaukumą kas dar prideda, ar ne? Čia ne vien mes prisidėjom, kad pastatėm jaukų namą. Pirmiausia, tai sugalvojimas, pati idėja, pačio namo, ar ne, išplanavimo, pačio namo forma, o paskui pačių šeimininkų vidaus visas išpuoselėjimas, ar ne? Tai va čia irgi to jaukumo didžiąją dalį turbūt. Taip, aišku, prisidedam. Taip pat, kaip aš juokiuosi, sakau, kartais maža dekoracija padėjai, bet jie atneša savitą tokią. Ir viduje labai pilna yra atributikos su elniais. Tai va, kai įeini iškart supranti, kad kad ir atsimerkusi žmogus, viskas jau supras. Kur esi? Jo, čia kažkas su mišku, su gyvūnais, su elniais suėję. Ar jaučiate, kad namo dydis ir suprojektuota erdvė atitinka jūsų lūkesčius? Šiaip taip. Iš tikrųjų, man visko pakanka. Iš tikrųjų, mano ir yra tikslas
netokiom ten masiškom, kaip aš jokios dažnai sakau, ne konvejeriui aš noriu. Aš noriu to, vat, kaip sakiau, kontaktas, ryšys, tai realiai pas mane ir negali atvykti ten vat, masiškai, ten 50 žmonių, nebent tai bus kažkoks tai specialus renginys. Bet realiai nu to mažesniam grupėm, tai mes pilnai telpam vat, prie stalo. Sakau, esu turėjus jau ir gimtadienių visokių, tai telpa žmonės. Šią vasarą turbūt daugiausiai renginių ir buvo. Nu, kadangi taip, mes kadangi šią vasarą tik pradėjom, tai šią vasarą taip. Supratau. Tai... Nes iš tikrųjų iki tol, kol nebuvom teritorijai susitvarkę su nameliu, tai ūkininkavom, kaip aš sakau, savo. Tai mes, nors ūkininkavom nuo 17 metų, bet edukacijos, vat, kad žmonės įsileidžiam, tai yra būtent nuo vasaros. Aš įsivaizduoju, kad čia kiekvienais metais, žinok, daugės. Aš manau. Čia unikali vieta. Ir labai džiaugsiuosi, jeigu tai bus. Nu, tikiuosi, mes prisidėsim stipriai ir su atvirų durų diena. Vasaros pradžioj, manau, kažkiek tai populiarinom ir va, dabar darom video. Manau, tai irgi padės šitai vietai išpopuliarėti. Jei reikėtų dar kartą rinktis, ar vėl statytumėte tokį patį modulinį namą, ar jau turėtumėte naujų idėjų? Iš tikrųjų dabar, vat būtent dabar, kai paklausai, tai statyčiau tokį pat. Nėra, kad kažką tai keisti. Ne, iš tikrųjų nėra tokio dalyko, kad sakyčiau, kad kažkas mane erzina, kažkas man nepatinka, kažkas man trukdo. Tai ne, iš tikrųjų viskas yra tikrai taip, kaip norisi. Aišku, ten po kažkiek ten metų gal kažką ir sugalvosiu, bet šią dieną tai tikrai man viskas, mane tiesiog viskas tenkina. Pirtelė. Maža ką, gal sugalvosiu. Gal sugalvosiu. Čia trūksta, kubilas yra, namukas yra, prūdas yra, reikia pirtelis. Gal sugalvosiu. Tiek tam kartui. Nu, gerai. Daugiau klausimų nebeturiu. Tikiuosi viską atsakiau. Aš manau, kad taip. Ir turbūt keliaujam pažiūrėti, kas viduj. Keliaujam. Po labai išsamaus pokalbio su mūsų užsakovė Neringa, keliaujam pažiūrėti, kas viduje. Pirmiausia, ką atėję mes pamatome, tai yra didžiulis vitrininis langas ir duris, pro kurias patenkame į vidų. Be abejo, apšvietimas įjungiamas iš vidaus. Einam. Pačioj pradžioj patenkame į didelę erdvę. Yra svetainė su virtuvė. Kaip matome, namelis turi ne vieną didelį langą, šiek tiek mažesni, bet taip pat nemaži vitriniai langai vienoje ir kitoje pusėje. Kaip ir kalbėjom su užsakove, pro šį langą matosi šioje vietoje visą laiką, bet dažnai vaikšto elniai. Jeigu jau čia kažkur tai šnirinėja, tai jos galima matyti. Tai yra privalumas ar ne šių langų. Kitoje pusėje elnių nepamatysite, bet jeigu kažkas tai vyksta lauke, pro šios langus tikrai galima viską matyti. Namelio apdaila. Balintos dailylentės, toks pasirinkimas. Čia tokie galbūt šiek tiek kaip ir kaimo sodyba, tai lentelės labai tema. Kaip ir minėjome, buvo numatytas šiek tiek po laiko, bet vis tiek mes viską spėjom suruošti, viską padarėm. Židinys. Apsauginė sienelė, plytelės, apsauginė zona ar ne plytelių. Negali būti kitaip, ant laminato negali dėti, taigi pasirinktos šiuo atveju yra plytelės. Kaminas, kuris išeina ant stogo. Šitas namas buvo pilnai įrengtas. Be abejo, šiuo atveju užsakovai neužsisakė baldų, jie sumontuoti vėliau, bet juos galima matyti, kaip atrodo. Jeigu užsakovas nori, baldus galime sumontuoti ir mes. Keliaujame toliau ir matome loftas. Lietuviška antresolis, laiptukai jį. O antresolė – ta vaikų pamėgta vieta, kaip ir minėjo namo užsakovė, vadinama baze. Čia šiek tiek daugiau nei 14 kvadratų erdvės žaidimams ir poilsiui. Vinilinės grindys, balintos dailylentės lubose ir žinoma, saugios medinės grotelės. Jauki erdvė, kurioje gimsta vaikų nuotykiai. Kaip jau ir apkalbėjome, yra 3 šildymo būdai. Vienas yra židinys, kurį jau matėme. Antras šildymo ir šaldymo būdas yra oro sistema, ar ne, kondicionierius. Ir trečias
grindinis šildymas infraraudonųjų spindulių. Reguliuojamas kiekviena patalpa savo turi zoną reguliavimą. Toliau keliaujame. Sanmazgas. Sanmazgas pasirinktas ekonominės klasės, visur danga yra PVC klijuojama, sumontuota dušo kabina, 50 litrų boileris, pakabinamas tualetas, gyvatukas, čia matome kriauklę, spintelė su kriauklė, spintelė su veidrodžiu, veidrodis turi savo atskirą apšvietimą. Visa tai įeina į pilnos apdailos komplektą, ar ne? Jeigu imam ekonominį, vidutinį ar premium, tik tai danga skiriasi grindų ir sienų. Einam į vaikų žaidimų kambarį. Čia taip pat gali būti ne vien vaikų žaidimų kambarys priklausomai nuo pasirinkimo, kadangi čia yra edukacinės patalpos, tai čia yra vaikų žaidimo kambarys, bet tai taip pat gali būti ir darbo kambarys ir miegamasis. Apšvietimas arba du halogenai, taip pat lempa, kuri keičia savo apšvietimo intensyvumą arba spalvą, gali būti šalta šviesa, gali būti šilta šviesa. Taip pat turime miegamojo lempas skaitimui, dar kažkam tai, vienoje ar kitoje pusėje. Mini rekuperatoriai, šiam name yra 2, taip kad oro tikrai nepritrūksta. Na ir minėtas grindinis šildymas, reguliatoriai, kuriuose galima reguliuoti grindų šildymo intensyvumą. Naudojami taip pat ir nuotoliniu būdu, nes jungiasi su Wi-Fi. Šiame kambaryje taip pat yra erdvūs langai. Kaip ir minėjom, pro langus visada beveik matosi, pro šios bent jau langus visada matosi elniai. Vidutinė klasė eina su 2 stiklų paketais, bet jeigu klientas nori, gali būti ir 3 stiklų paketai. Čia priklauso nuo to, kiek žmogus nori tai investuoti. Na, o šis projektas Brožių kaime, Rimgailos ūkyje, yra puikus pavyzdys, kaip moderni statyba gali susilieti su gamta. Modulinis namas tapo ne tik praktiška erdvė gyvenimui ir svečių priėmimui, bet ir papildoma patirties dalimi, kuri papildo edukacijas, pramogas bei artimą susitikimą su tauriųjų elnių pasauliu. Mikronamai džiaugiasi galėję prisidėti prie šio projekto, prie vietos, kurioje žmonės atranda gamtos ramybę, žinias ir naujas patirtis. O visus žiūrovus kviečiu apsilankyti Rimgailos ūkyje. Čia laukia elniai, gamta ir žinoma šis išskirtinis modulinis namas.